Sveiki sugrįžę. Puikiai suprantame, kad tai yra kontrolinės rungtynės. Tai po dar vieno pralaimėjimo, sako treneris Rimas Kurtinaitis. Pasaulio čempionato atrankai besiruošianti Lietuvos rinktinė nusileido svečiams iš Jungtinių Amerikos valstijų – Arizonos Wildcats studentams. Štai šiuose rungtynėse Alytuje Kurtinaičio auklėtiniai sugeria dar vieną smūgį. Lietuvos rinktinė 74-88 nusileido Arizonos universiteto komandai. Po mačo vyriausiasis treneris Kurtinaitis pabrėžė, kad šiuose rungtynėse pagrindinis tikslas buvo pasitikrinti mažiau žaidusius krepšininkus. Šitas rungtynės turėjo žaisti kaip ir ta antra komanda, bet mums reikia eilę žaidėjų pasitikrinti, gal mažiau žaidė pereitose rungtynėse, tai vat būtent Krisas, būtent mūsų tie žaidėjai, kuriuos mums reikia žinoti. Tai šiandieną mūsų tas tikslas, aišku, tikslas buvo vienas, mes norim laimėti, bet kitas tikslas mums reikėjo eilę žaidėjų susitikrinti, ką mes ir padarėm šiandien. Šiuose rungtynėse mūsiškiai vertėsi be Ąžuolo Tubelio, Mareko Blaževičiaus, Gyčio Radzevičiaus ir Dominyko Stenionio. Juos pakeitė 4 rezervinės ekipos žaidėjai. Laksto greitai, šokus dideli, matom savo problemas. Šiandien išryškinau tas problemas, kadangi mes vėl praradom, sakykime, tą tokį po krepšiu, buvom mažesni, ką norėjau, ką akcentavom klaidas ir atkovotus kamuolius. Šiandieną mums vėlgi nepavyko to, bet aš vertinu tą pozityviai vien dėl to, kad mes pralošinėjom ūgį ir kažkiek po šitos komponentus, kur norėjom pasiekti, mums gal nepavyko. Nugalėtojams daugiausiai Krivas surinko 15 taškų ir 9 sugriebė kamuolius, o Jaruševičius pridėjo 14 taškų ir atkovojo 8 kamuolius. Didžiausia nerima po rungtynių Kurtinaičiui kelia asmeninė gynyba ir kova dėl atšokusių kamuolių. Kai kurių dalykų mums nepavyko, kai kurios dalykus mums pavyko įgyvendinti, nenoriu į tos kažkokius niuansus lysti. Ta, ko norėjom žaidybiniam fone įgauti kažkokią fizinę jėgą, mes tą kaip ir įgavom, nors pralošėm, kaip minėjau, atšokusius kamuolius, bet iš esmės tą, ko norėjom žaidybinio ritmo, mes įgavom. Lietuviams daugiausiai Augustas Marčiulionis pelnė 15 taškų, Laurynas Beliauskas 12. Kurtinaičio auklėtiniai pasiruošimą pasaulio čempionato atrankos langui užbaigs prieš Mičigano universiteto studentus.